Šiandienos mūsų herojus yra hipis. Iš tikrųjų, šiandien tą dieną, kai filmuojam video, jis tikrai yra šios dienos herojus, todėl kad mes iš ryto turėjom fotosesiją, o paskui hipiukas papustė padus. Grįžo truputį raišas, bet jau pasirodėm gydytojai, viskas gerai. Truputį išsiparfuminės ir labai pavargęs. Ir iš tikrųjų, nuoširdžiai kalbant, dabar jisai vienintelis dalykas, ko jis nori eiti miegoti, o ne prisistatinėti. Bet aš manau, kad jam labai reikia jums prisistatyti, todėl kad jis yra nepelnytai užmirštas mūsų šuniukas. Jis yra mažaūgis, jaunas, jam yra tik tai 4 metai. Liepą jisai švęs 5 metų gimtadienį. Jisai yra malonus, visiškai jokios agresijos, visiškai jokio pykčio. Vienintelis dalykas, kas ko gero užlaiko jį prieglaudoj, tai jisai nešioja bailio etiketę. Aš kaip žmogus matęs nemažai bailių šitam gyvenime, aš šiaip jo galbūt bailiu net nevadinčiau, aš sakyčiau, kad jisai labiau yra atsargus. Todėl, kad beveik prie visų dalykų, prie kurių jam reikia priprasti, jisai galiausiai pripranta. Lieka tas dalykas jam, kad, kaip jo asmeninė savanorė sako, jam nuo nuotaikos priklauso. Vieną dieną jisai gali, tarkim, visą dieną vaikščio dodegytę iškėlęs ir laimingas, o kitą dieną, žiūrėk, jisai kažko tenai bijo ir kažko neramus. Tai būna kartais, kad gal, kaip sako, ne ta letina išlipęs iš lovos. Bet ne ta letina ne dėl to, kad jisai tenai niurzgėtų, bambėtų, ne. Jį tiesiog kartais kažkas vis išgąsdina, kartais būna dalykų, kuris nenori kažko veikti, nes, pavyzdžiui, išsivesti jį kažkur ar iš prieglaudos, ar iš namų, kartais būna ir iššūkis, nes jis prisispaudžia prie žemės ir nenori eiti, o paskui tu tiesiog duodi jam postumį ir jisai pradeda eiti, jisai visai smagiai tada leidžia laiką, jisai laksto, jam labai patinka bendrauti su kitais šunim, netgi su daug didesniais už jį. Pavyzdžiui, šiandien ir pabėgimo atvejais irgi buvo nuo to, kad kol jisai toksai išsigandęs lakstė man šalia kojos, visiškai nesitraukė, tai viskas buvo gerai. Kai jis tik įsidrasino, jisai užžiūrėk su mano kalyte nusprendė kažkur ten nuotykių paieškoti. Man atrodo, kad jinai rado nuotykius, jisai rado kai ką labai kvapnaus, kame reikėjo išsivolioti. Ir taip jų keliai išsiskyrė ir jis tiesiog pasimetė ir nebeturėjo kaip grįžti. Nes paskui, kai mes jį suradom, jisai sėdėjo maždaug, kur jūs tiek ilgai buvot. Jisai yra šuniukas, su kuriuo reikės pratintis prie naujų dalykų, bet tikrai neturėtų būti didelių iššūkių ir neturėtų būti taip, kad jis prie kažko nepriprastų. Jam labai patinka namai. Jisai dabar antrą naktį nakvos pas mus. Jam žiauriai patinka ten, kur minkšta, ten, kur yra guolis. Jisai dabar ir po savo gastrolių parėjo ir tiesiai taikymui guolį ir dabar jisai apie jį galvoja, sako, kodėl tu mane ištraukė, aš galėjau ten miegoti, tu kalbėk. Jisai yra labai švarus, labai tvarkingas šuniukas. Išlaukia kiek reikia, nes šiaip prieglaudoje jie keliasi apie 5 val. Ryto. Niekas nesulauks, kad aš taip anksti atsikelčiau, tai jisai nubudo, aš girdėjau, bet jisai išlaukia, kada aš nubusiu, kada mes išeisim į lauką ir jisai tikrai labai tvarkingai, nors gyvenime nėra gyvenęs namie iki tol. Šiaip jisai gyveno labai žiauriose sąlygose, aš jau 4 kartus pasakau šitą istoriją, tai nebesikartosiu, kaip jie pas mus atvyko, bet jisai gyveno tokioj vietoj, kur buvo daug būdų, netgi ne visai panašių į būdas, ir prie kiekvienos prikabintas šuo, kuris yra nei kažkoks tenai šeimos narys ar globotinis, kuris yra tiesiog daiktas prie būdos. Tai žodžiu, ačiū Dievui, jos iš ten paėmė ir jie visi tokie truputuką turi, daugiau arba mažiau turi baimių. Tai hipis, mano manimu, yra vienas iš tų, kurių baimės yra mažiausios arba greičiausiai peržengiamos. Jisai turi savo asmeninę savanorę, kuris su juo labai daug užsiema, jinai yra šunų trenerė. Tai skiria jam socializaciją tikslingą ir vežasi jį visur, tai jisai yra labai daug kur pripratintas būti. Netgi sakau, jeigu parsivedus jį namo atrodys, kad jisai čia kažko bijo, nepergyvenkit. Todėl, kad tą sekundę jisai pabijos, o paskui jisai peržengs tą savo baimę ir gyvens visiškai normalaus, laimingo šuniuko gyvenimą. Aš manau, kad namie jisai pripras labai greitai, prie komforto visi pripranta. Šiaip pastebėjau vieną dalyką su jo namie, kad jo praktiškai nesimato. Kartais jisai nori pažaisti, pažaidinti mano šunis žino, kad namie nėra žaidžiama, tai jie greitai maždaug jam, girdi, gal čia nepradėk, nes nieko čia nebus. Ir jisai greitai viską supranta. Jisai bandė lipti ant sofos, aš nelabai mėgstu, kai šunis lipa ant sofos, kelis kartus pasakiau, jisai nuėjo į guolį ir guli visą laiką tam guolį. Pasivaikščiojimo metu iš vis nematau irgi jokių problemų, nei jisai kažką reaguoja labai,
Jeigu ten kažko truputį išsigąsta, ten kokio, nežinau, garsiau sucipenčio dviračio, konkreti situacija, tai jisai truputį tai pasižiūri, bet nėra nieko, nėra taip, kad jisai nertų į krūmus ar dar kažkas. Aš jį vedžioju palaidą, dėl to jis ir pabėgo. Tai jisai puikiai atsišaukė, iš tikrųjų puikiai atsišaukė, aš tiesiog manau, kad jisai ten buvo paklydęs. Į maistą labai gerai reaguoja, dėl to ir atsišaukė, nežino, kad kišenė yra maisto, kad yra verta atsišaukti. Ir šiaip jisai labai toli nenubėga, bent jau nežinau, nuo mūsų jisai laikosi labai arti kojas, jis netgi būna daro tokį fainą dalyką, kad jisai paeina į priekį ir jisai stapteli. Palaukti, pasižiūrėti, ar tu suksi ten ar ten. Tai žodžiu, aš nežinau, iš tikrųjų čia yra šuo, su kuriuo aš nelabai matau iš jūs problemų ir aš nelabai suprantu, kodėl jisai jisai jau metus, kiek tu pas mus, be metus jisai jau yra pas mus ir neranda tų namų, iš tikrųjų galėtų būti puikus namų šuo, yra mažutis, yra labai jaukus, labai švelnus. Mes ten nedarėm jam katinų testo ir kažkokių ten vaikų testo, ne vaikų neturim, bet aš kažkaip labai nustebčiau, kad būtų kažkas, su kuo jis negali gyventi. Su šunimis tai tikrai gali gyventi, netgi nori gyventi su šunim. Tik žinoma, visada tokių bailesnių šunų atveju aš siūlau socialų šunį. Čia yra šuniukas, kuris gero gyvenimo kol kas neturėjo, bet dėl to mes jums ir prisistatom. Jeigu jūs ieškot nedidelio, kompaktiško, švelnios natūros šuniuko, tai labai kviečiu susipažinti su šituo vaikinuku.